Labą dieną visiems žiūrintiems mūsų kanale Suvalkijos Feeder klubas YouTube'ai. Esam atvažiavę pas Rimą Kudirką, puikiai visiems žinantį žmogų, ir apsilankysim jo parduotuvėje, pasimsim truputį jaukų, truputį gyvų ir rytoj važiuosime į Kauno marias galimai. Tikslas yra pagaudyti karšiuką, kokį plakį, jeigu kažkas kips, tai nuvarysim pas Rimą, apžiūrėsim, ką iš čia turi, ką galim pasirinkti, minimaliai gyvų pasiimsim, kad žuvies neapkraut su maitinimuose, ir pabandysim, kaip ten mum išeis. Tai einam ką, pas Rimuką. Atėjom pas Rimą, pasirinksim gyvų, sveikas, pažiūrėsim, ką turi įdomaus ir kažką įsirinksim Kauno mariam. Jauko labai daug irgi neapsikraunam, paimam kokius porą kilogramėlių ir užteks. Jaukų pasirinkimas, kaip visada, begalinis. Nuo VD Italix yra Champion Feedas, Senso pozicijos, Latvijai Traperis, Match Pro. Pasirenkam kažką ir žiūrim. Šėryklų pasirinkimas vienoj pusėje. Toj, kokių tik nori. Nuo upės iki stovinčio, labai mažų. Su vėlom. Žodžiu, pasirinkimo kokią tik nori. Pusiau uždaros, tarp kito atoros, didelio tūrio. Ir kas dar įdomaus, Windowsai. Taipogi irgi toros, 60 gramų, kaina tikrai padori, iki 2 eurus. Mes pasiemam Feeder Darko, Brimo, truputį gyvų, juodų dažų ir viskas. Ką, masalai paimti, viską turim, ruošiamės rytdienai žvejybos. Tai ačiū Rimui už jaukus, už masalus, kur davė mums rytdienai, patarė, kaip gaudyt ten, kur varysim. Labas rytas, esam prie Guogų piliakalnio, tai šiandien čia ir žvejosim. Tai einam neštis daiktų, krautis, atvažiavom su draugu dviese, vakar vakare susiskambinom, pasiūlė važiuot, sakau, varom dviese, bus linksmiau, ne taip liūdna. Tai atvažiavom čia ant 6 valandos, turim draugą, klubietį, Juozukas. Jau kraunasi viską. Pažiūrim, kokią čia vietą mums išrinko Juozas. Puiku, puiku, va, dviese. Kaip tik. Ryto šaltas, -2. Žiūrėsim, kaip čia ta žuvis reaguos į tokius vėsius rytus. Bet bus, manau, viskas gerai, ne, Juozai? Aišku, bus gerai. Masaliukai, 3 rūšių ir užteks.
Pavasaris, daug nereikia, jaukas, idealus. Masalai pasirimuką, visada jų gausiai ir gražaus. Motiliukas, kas mums dabar svarbu, nuostabus. Tenkutė spalvota kaip visada. Geras oras. Ir draugai. O pačią žvejybą, tai ką mes startuosim už 10 minučių. Planas yra toks, kad pradedam 8 ir 5 valandėkis, ne? Po 5 valandų nusirenkam viską, pasižiūrim, kiek pagavom, pasižiūrim, kas veikia, kas neveikia, aptarsim, pakalbėsim ir važiuosim namo ilsėtis. Einam gaudyt. Nu va, pirmas masaliukas, 4 matiliukai ir dzikutis. Šėrykla, pridėti truputėlį gyvo, minimaliai. Darom metimą. Pavadys 70 cm, 0,10 Maverio SLRs. Einam daryti pirmą metimą. Pirmas? Ne? Atsidarėm. Atsidarėm. O mes dar laukiam. Pirmas šių metų Kauno marių, tiksliau Nemuno gal, žiobriukas.
kolega dar siaučia, o mes jau varom namo ilsėtis. Dar valandėlę draugas pabandys, o mes varom jau ilsėtis, nes nuo 5 atsikėlė, anksčiau nuo pusė 5 kažkas tokio. Tai reikėjo pailsėti. Užteks, manau. Pati žvejyba buvo faina, rytas buvo šaltokas, žiedelį šalo. Dienojus pradėjo žuvis maitintis ir labai buvo viskas lengva daryti, tik tai reikėjo truputį pasukti galvą, ką ant kabliuko dėti. Nes būdavo taip, kad tu uždedi 3 mateliukus ir 1 dzikelį nenori, uždedi ten kokius 2 mateliukus, 2 dzikelius, žiūrėk jau kimba. Tai bendrai paėmus tikrai žvejyba mums pavyko. Draugas gal kokį 15 galvų turi. 20, sako jau net. Pasirodo, aš gal pramegau 5 žuvis jo. Pas mane gal apie, virš 10 irgi kokią manau yra. Tikrai neskaičiavau aš jų, bet kaip sakant, bendrai kartu su jumis pažiūrėsime, ką čia mums pavyko pagauti. Laimikiai leisim atgal, togo auga, neršia, ruošiasi vasarai ir džiugina ateitį, kaip augs. Tai einam pažiūrėti, ką pagavom. Kaip pavasariui ir vidury savaitės, manau, viskas yra tikrai labai gerai. 1, 2, 3, 4, virš 10 bus. Puiku. Tai sekite mus YouTube'ės kanale, laukia šiemet prizai ir didelį ačiū norėtumėm pasakyti jums tiksliau, mūsų rėmėjai, kurie skirite 1,2%. Tai mums tai padeda ir tobulėti, ir į varžybas išvažiuoti, ir rezultato siekti. Ačiū labai Rimui Kudirkai už gyvus masalus, už pasiūlytus jaukus, jaukai dirbo super. Ir žinoma Atoro Fishing, kurie mums suteikia galimybę naudotis jų įrangą. Dėl to mūsų žvejybos tokias fainas ir gaunasi. Iki greito. Pavasariniai gražuoliai, plakiukai. Draugiai dar puola. Dar viena gražuolė atplaukė. Biški šokas, bet tuoj atsigaus ir viskas bus puiku. Kolega irgi sakė dar palei žuvį. Pasižiūrim, ką jis pagavo. Oi, čia Juozas pasiautęs. Žiūrėkit. Pavasaris puikus atidarimui. Nuostabu. Dydžiai neįspūdingi, bet bendras kiekis. Keletas yra apie kilogramą. Bet šauni žvejyba. Duok pitaką.